Sveiki, brangus draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Kada skaitome pirmą karalių knygą, 3 skyrių, mes randame, kad Dievas Saliamonui suteikė tokios išminties, kad žodžiai skamba taip: tokio kaip tu nebuvo prieš tave ir toks kaip tu nekils po tavęs. Tačiau ši išmintis neišgelbėjo Saliamono nuo atsimetimo nuo Dievo. Šventas raštas sako, kad gyvenimo pabaigoje, kai kažkurio tai momente Saliamonas sekė sidoniečių deivę Astartę ir pasibjaurėtiną amonitų Milkomą. Taigi Saliamonas darė, kas pikta viešpaties akyse, ir ištikimai viešpaties nesikė, kaip darė jo tėvas. Tada Saliamonas į rytus nuo Jeruzalės ant kalnų pastatė aukštumų alką Kemošui, Moabo bjaurybei, ir Molechui, Amono bjaurybei. Ta patį jis padarė visoms savo svetitautėms žmonoms, atnaušiaujančioms smilkalus ir aukas savo dievams. 1 Karalių 11 skyrius. Tiesą sakant, Saliamonės stabmeldystė atsirado ne savaime. Turėdamas dievišką išmintį, vis dėlto Saliamonas sistemingai žingsnis po žingsnio artėjo prie šlykščių kananiečių kultų, kurių dievai troško žmogaus kraujo pačių žmonių rankomis. Net Mozės laikais viešpats, žinodamas, kad Izraelis norės savo karaliaus, paliko karaliui specialius įsakymus. Tačiau jis nelaikys daug arklių ir nesiųs savo žmonių Egiptą daugiau arklių įsigyti, nes viešpats yra jums pasakęs: tuo keliu niekada atgal negrįžkite. Jis neims nei ves vis daugiau ir daugiau žmonų, kad jo širdis nenutoltų, nei kaups sidabro ir aukso daugiau negu reikia. Pakartoto įstatymo 17 skyrius. Bet ką matome Saliamono gyvenime? Savo gyvenime jis nepaisė visų šių įspėjimų. Jei jo tėvas Dovydas mūšyje nugalėjęs Hadadazero armiją su didžiuliu kiekiu žirgų manė, kad jam nereikia jų, tai Saliamonas surinko 1400 vežimų ir 12 000 raitelių armiją, kuriai pastatė atskiros kovų vežimo punktus. 1 Karalių 5 skyrius. Be to, Saliamonas iš tikrųjų nejautė turto kaupimo ribos. 1 Karaliaus knygos 10 skyriuje pasakojame, kad kasmet į Saliamono iždą ateidavo nedaugiau nei mažiau, paklausykit, 666 talentai aukso. Kai kas pasakys, kad tai simbolinis skaičius, ar ne? Jisgi yra užrašytas apreiškimo knygoje kaip žvėries skaičius. Šis auksas buvo išleistas žirgams, vežimams, brangiems daiktams ir niekniekiams, bei daugelio karaliaus žmonų bei sugulovių, pavadinkim, keistenybėms. Ir mes čia taip pat matome kontrastą su Dovydu, kuris surinko daug daugiau aukso, kaip mes kalbėjome praeitą sykį, tačiau jis jį paskyrė tam, kad pastatytų viešpačiui šventyklą. Karalius Saliamonas mylėjo daug svetimtaučių moterų, ne tik faraono dukterį, bet ir moabitų, amonitų, edomitų, sidoniečių ir hetitų moteris iš tų tautų, apie kurias viešpats buvo pasakęs izraelitams: niekas iš jų nesijungs su jais, niekas iš jų nesijungs su jumis, nes jie tikrai nugręš jūsų širdį sekti jų dievus. Prie jų Saliamonas prilipo su meile. Saliamonas turėjo 700 aukštakilmių žmonų ir 300 sugalovių. Tos moteris nugrėžė jo širdį. Saliamonui pasenus, jo žmonas nugrėžė jo širdį kitų dievų link ir jo širdis nebuvo ištikima viešpačiui savo dievui, kaip jo tėvo Dovydo širdis. 1 Karalių 11 skyrius. Daugybė žmonų. Kaip sakytų šių dienų psichologai, kaip vyras gali susitvarkyti su tokiu kiekiu žmonų, moterų. Visgi kaip karalius ir žmonių vadovas, Saliamonas turėjo rodyti aukščiausią paklusnumo pavyzdį, vykdydamas šios dieviškus nurodymus. Bet dėja, jis tapo, sakykime, blogiausio, šį pavadinsiu, jų nusikaltėliu. Kodėl? Todėl, kad žmogus, kuris buvo protingiausias tarp žmonių, tapo kvailiausiu, nes tikrai išmintingas žmogus niekada neprieštaraus aiškiems viešpaties įsakymams. Nors Biblijoje mums nėra tiesiogiai pasakojama apie Saliamono atgailą, taip pat ir apie Dovydo atgailą.
Taip kaip atsiprašau apie Dovydo atgailą. Panašu, kad Saliamonas padarė teisingas išvadas po to, kai viešpas trečią kartą kreipėsi į jį su didžiuliu pasmerkimu ir numatydamas Izraelio padalymą į dvi dalis. Tai mes randame pirmojo karalių knygoje 11 skyriuje nuo 11 iki 13 eilutės. Patarlių ir mokytojų knygose randame išminties perlų, įgytų karčiomis gyvenimo pasiekmėmis ir perinant per karčius patyrimus. Pažiūrėkite, kaip Saliamonas kalba apie motinos Betšebos jam pateiktą nurodymą. Ne, mano sūnau, ne mano įsčių sūnau, ne mano įžadų sūnau, nedalyk savo stiprybės moterims, nes savo jėgų karalių naikintojams. 31 patarlė. Apie turtus Saliamonas sako taip: atitolink nuo manęs vylių bei melą ir neduok man nei skurdo, nei turtų. Tik suteik kasdienės duonos, kad būdamas sotus neišsiginčiau tavęs ir nesakyčiau, kas tas viešpats, arba būdamas skurde vogčiau ir paniekyčiau savo Dievo vardą. Patarlių 30 skyrius. Apie jėgą ir karinę galią jis daro tokią išvadą. Žirgas balnojamas mūšio dienai, bet pergalė priklauso nuo viešpaties. Turbūt tvirčiausia išvada pagrįsta savo paties gyvenimo karčiu patyrimu. Saliamonas paliko mums mokytojo knygoje, įsiklausykime į viso ko esmę. 12 skyrius, 13 eilutė. Brangus draugai, skamba tekstas taip. Visą tai išklausius, paskutinis žodis būtų toks: bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai saisto visą žmoniją. Juk Dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą, net slaptą ir gerą ir blogą. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.